Taigi, sveiki visi, su jumis kalba Hariuks ir šiandien aš jums parodysiu pamoką, kaip pasidaryti štai tokį intro. Gerai, visų pirma, tai failai, kurių mums reikės. Tai koks nors fonas, šiuo atveju aš naudosiu Call of Pripyat Art Drawing Wallpaperį, tada kokią nors muziką ir New Blue Motion Effects Sony Vegas'ui. Šitos motion efektus galite atsisiųsti nuėję į newbluefx.com, paspaudę ant Products ir Motions Effects. Ir čia galite atsisiųsti 14 dienų bandomąją versiją. Tada jau mes peršokame į Sony Vegas'o langą ir pirmiausia, manau, reiktų apdoroti muziką, kad pasirinkt patogią vietą intro norimam. Taigi aš jau matau norimą dalį ir ją paprasčiausiai įsikerpu. Čia spaudžiame, pažymime ir spaudžiame S, taip mes nukirpsime dalį dainos. Pažiūrime, ar mums jį tinka. Dar ne, tai visi galim šiek tiek ją taip pakoreguoti. Dar vis tiek negerai. Maždaug nuo čia. Dar ne, dar šiek tiek. O, gerai. Dabar reikia susikaloti ilgį. Aš kaip šitam intro, tai patarčiau naudoti panašiai padaryti apie 8 sekundžių ilgumą. Toks bus nei per ilgas, nei per trumpas. Taigi jau turime intro muziką susikarpę. Ok, dabar įdedame naują video tracką. Kol kas užteks vieną. Ir įkeliame mūsų wallpaperį. Na, jūs galite kokią norite nuotrauką naudoti, bet šiuo atveju, kaip sakiau, aš naudosiu būtent šį. Tada mums reikės jį susikarpyti keletą dalių ir paskleisti po kelis layerius. Taigi susikūrėme dar kelias video layerius, kitaip dar video trackus, bet aš juos layeriais mėgstu vadinti. Ir susikarpom pagal ritmą. Kadangi čia, kaip matot, šokteli su pianinu tas beatas, tai mes jį čia ir perkirpsime, tada vėl čia kažkur tai. Taip. Vėl čia ir tada jau prieš pagrindinį maždaug čia. Ir dabar šitą užtempiam į viršų, šitą čia, taip ir taip. Dabar mūsų video eis taip, pirmas čia, antras čia, trečias čia, ketvirtas čia. Ir dabar mums reikia išgauti tą 3D efektą. Taigi spaudžiame dabar, kurgi čia, 3D Source Alpha. Pasirinkime va šitą į žalę ikonėlę, čia žalia, čia nežinau kokia čia spalva, bet tokia į žalsvą labiau. Kas, Compositing mode ir pasirinkame 3D Source Alpha. Tai mums duos tą 3D galimybę, dabar spaudžiame Track Motion, čia. Ir kaip matote, toks langelis iššoka, su kuriuo mes ir galim reguliuoti tą kaip ir sienos efektą, kaip matote. Bet aš čia daug nesižaisiu, nes aš jau turiu maždaug praeito intro susirašęs koordinates, tai aš čia iš karto ir surašysiu. Taigi 3D 593, ok, čia 294, čia 0, čia 2769, o čia 1 5 5 7 5 4. Ne, reikia atvirkščiai. O, gerai. Kaip galite atsiminti tokius mano, kaip nustatyti čia nustatymai, dar be to reikia orientation nustatyti, kuri bus
minus 37, 12 ir 2. Ir kaip matote, taip gražiai gaunasi, bet kol kas nejuda, paskui mes tą kameros judesį uždėsim. Dabar liko dar 1, 2 ir 3. Šitą mes 3D tos sienos efektą nedarysim. Gerai, dabar taip. Šitam irgi darom taip pat 3D Source Alpha. Irgi pasirinkame Track Motion. Čia taipogi galite pasižaisti, bet aš irgi turiu susirašęs koordinates, kurias ir panaudosiu. 1, 2, 9, 8, 1, 9, 3, 4, 9 ir 0. Čia taipogi pakeisiu 2, 8, 8, 5 ir 1, 6, 2, 3. Gerai. Ir dabar orientation minus 2, 3, 27. Na ir kaip matot, šiek tiek iškyla nesklandumo, todėl mes jį galim greit pataisyti. Šiausiai atstumdami, o nors ne. Gal šiek tiek aš pakoreguosiu pas save. Čia gerai, čia gerai. 6, aha. C0. Čia reikėjo nustatyti man minus 819. Aš ir pasirodo, ar buvau nustatęs, tai kame čia problema. 8. Na, žinot, aš padarysiu, kaip išeis taip. Iš rankos. Šiek tiek priartinam. Ok. Kaip matot, gerai atrodo. Ir kad nebūtų tokio priartėjimo, tai paprasčiausiai mums reikia vėl paspausti 3D, pasirinkti pradžioje esantį, kaip čia šitas vadinas, nebeatsimenu, bet žodžiu, tokį langelį ir ištrinti su pažymėjus jį su delete mygtuku. O šitą mes paprasčiausiai nutempime į pradžią šito nuotraukos. Ir tada vėl trečiam layeriui pasirinkame irgi taip pat. Aš irgi čia jau nebenoriu iš atminties daryti, aš geriau irgi pasižaisiu, nes iš tikrųjų įdomiau netgi šitaip. Opa. Gerai. Vėl nutempiame į pradžią, šitą galime ištrinti. Op. Dabar, kaip matot, bus toks. Bet kol kas dar tik pagrindai. Vėl, kadangi mes paspaudžiame Ctrl ir C, Insert Video Track ir pažymime šitą, įkeliame. Tada mums reikės dar vieną treko, insert ir reiks šitą perkelti, kad būtų du tokie pat apačioj, o vienas viršui. Tada mes einame į Media Generation ir įkeliame kokį tekstą, tarkim, Legacy text, taip, ir norimą tekstą, pavyzdžiui, Hariuks. Čia pasirenkat norimą šriftą, dydį, ko tik širdis geidžia. Taip, aš tuoj čia pasirinksiu norimą fontą. Radau norimą fontą. Ir dabar taip. Šitą pasirenkam, kurgi čia, Darknen. Taip, tada mūsų tas aplinkui sutamsėja, ir tik mūsų tas tekstas lieka toks fono spalvom. Ir tada šitą Hard Light nustatom. Ir tada šitas turi būti Source Alpha. Bet aš kažkaip čia netaip padariau. Šiek tiek praskrolinsiu. Ne.
Viskas čia gerai. Vėl paliekame šitą hard light ir paprasčiausiai paspaudžiame make compositing child ir mes juos abu sujungsime. Taip, ir tada gaunasi toks įdomus efektas, kada tekstas šiek tiek tamsesnis už foną, bet nepaslepia fono už jo. Gerai, dabar mes pagaliau uždėsime tą 3D efektą su kameros judesio. Einame į VideoFX ir susirandame, kurgi, New Blue MA, Active Camera, OpenFX. Ir pasirenkame, kaip pavyzdžiui, handheld efektą. Ir tipo truputuką uždedam ant kiekvieno dalyko, kuris užima vietą. Taip, čia ir pagaliau čia. Dabar galim peržiūrėti, kaip atrodo. Ir čia, jeigu norit, kad būtų tekstas šiek tiek mažesnė, tai paprasčiausiai jį sumažinkite, paspaudę Event Pen Crop ir už kampo pasiėmę su shiftu laikydami tempkite. Ir taip galėsite jį susimažinti iki norimo dydžio. Na, bet man yra gerai kaip yra. Na, šiek tiek gal ir susimažinau. Gerai, mūsų intro kaip yra. Čia galite jūs patys pasitobulinti. Pavyzdžiui, galite išgauti 3D efektą horizontal ir vertical nustatymus pasireguliavę, kaip pat pavyzdžiui, čia 23, o čia 21. Ir dabar turėtų būti šiek tiek atsikišęs. Na, dar kol kas nesimato, bet reikia daugiau šiek tiek. Čia paspaudžiau. Tarkim, 26, 23. Na, jau matosi tas 3D efektas, bet šiam kartui aš jo nedarysiu, tad palieku 21 ir 19. Man atrodo, ant kitų tas taip pat. Aha, gerai, čia galima šiek tiek su daina sulygint. Tai tik taip. Ir šiek tiek fade. Uždėsim tą pritamsinimą, kad iš oro taip neimtų ir nedingtų. Ok, čia paliekam kokią sekundę. Taip ir dar galima pritildyti muziką. Irgi taip pat su fade. Ir mūsų intro kaip ir baigtas. Na tai va, ačiū, kad žiūrėjot, dabar galite susirenderint. Na, aš čia labai greit surenderinsiu, tarkim, HD kokybės. Intro 01. Render. Tada ačiū, kad žiūrėjot, su jumis kalbėjo Hariuks. Iki.